Sveiki visi. Šiandien padarysiu įrašą apie tą žaidimą savo, kur prašiau, kad pažaiskime taip ar ne. Ir tas žaidimas man kilo tiesiog prisiminus mūsų su draugėm senus žaidimus, kai dar prieš 10 metų žaisdavom apie tokius pajautimus, kaip juos lavinti, kaip tą intuiciją stiprinti, kaip apriboti protą nuo įsikišimo. Nes tam klausime už žodžio šitą slėpėsi mano suformuluotas klausimas, konkretus klausimas, kuris turi atsakymą tik taip arba ne. Ir labai įdomu buvo stebėti tai, kad dauguma, 99% atsakėte teisingai. Tai yra atsakymas į tą klausimą yra taip. Labai smagu tą buvo įdomu stebėti. Kas nutiko, ar ne, kaip visą tai vyksta. Kodėl dauguma pasakė taip. Gal vieni buvo įtakojami ten kitų parašymų, gal kitiem tikrai atėjo impulsas pirmas, kad tai yra taip. Kaip aš tą klausimą užkodavau į tą žodį šitą. Tai iš tikrųjų tai yra energija. Tai yra mintis, energija ir tai yra taip kaip įrodymas, ar ne, kad ta kvantinė fizika veikia ir mintis yra jinai praktiškai vos nemateriali. Bet kurį daiktą galime įkelti savo energiją. Kaip minėjau jau vienam savo video, kad vaikų žaislus pakraunu prieš naktį ir ta energija jiem ten jaučiasi, jie su ja būna. Taip ir šitame klausime, jeigu kartais, pavyzdžiui, būna kažkoks klausimas, kur trūksta objektyvumo, protas kišasi, blaškosi, nežinom, kaip čia teisingai pasirinkti. Tai mes su draugėm taip ir žaisdavom, kad užduodavom klausimą, būtent taip ir užduodavom. Kaip manai, koks atsakymas į šitą klausimą? Šitas klausimas, taip ar ne? Viskas, protas, jisai nežino, jis negali kištis ir kitam žmogui iš šono natūraliai ateina toks pajautimas, taip ar ne? Kaip savo pačiam tą padaryti, kad neįtakotų aplinka, protas, visokie baimės ir taip toliau. Aš ką darau su klausimu? Įsivaizduoju, kad klausimą tarsi suformuluoju kaip kamuoliuką, ar ne? Čia yra klausimas mano, pavyzdžiui, važiuoti man šiandien į parduotuvę ar nevažiuoti? Taip ar ne? Ir tą klausimą tarsi iškeliu į viršų, į tokią kaip neutralią erdvę, vakumą, kur neliečia jokie čia žemės reikalai, mano pamastymai, mano emocijos nieks ten neveikia, nepasiekia, neįtakoja. Tarsi iškeliu kaip į vakumą, į kosmosą tą klausimą, tą rutuliuką, taip ar ne. Ir įsivaizduoju tą rutuliuką klausimą čia, vienoj pusėje taip, kitoj pusėje ne atsakymai. Ir užduodu klausimą ir paleidžiu, pažiūriu, kur jisai nubėga, ką jis renkasi tas klausimas, taip ar ne. Ir dažniausiai tai viskas būna labai aiškiai, ten net užduodant klausimą savo kartais jau ateina atsakymas. Jeigu turime tą neutralią, besąlyginę tokią būseną, kur, man nesvarbu, koks bus atsakymas, neprisirišu prie to atsakymo, tiesiog užduodu, turiu klausimą ir man reikia žinoti atsakymą, ar taip ar ne. Ir viskas, ir būna jau beklausant, išgirstame minčių formą atsakymą. Dabar kaip yra bendravime su kitais žmonėm. Jūs nuskaitėt daugumą tą teisingą atsakymą, ar ne? Pajautėt tą energiją. O kaip tai įvyko, ar ne? Fiziniam lygmenį mes nesikalbėjom, protas to nežinojo, aš nepasakiau, koks tai yra klausimas. Ir dažniausiai, kaip viskas veikia. Fiziškai kalbantis su žmonėm galime ir nesusikalbėti, ar ne? Mums atrodo, kad kartais mūsų negirdi, neklauso, nesupranta. Ir su tuo informacijos perdavimu, kas įvyko su tuo klausimu grupėje, ar ne, ta informacija, tas klausimas jums persidavė, bet ne fiziniu lygmeniu, o subtiliu lygmeniu. Mes bendraujam, žmonės fiziškai kontaktuojam, bet mūsų esybės subtiliam lygmenį irgi kontaktuoja. Aš uždaviau klausimą, jis tarsi ryšio kanalų pakilo į subtilų lygmenį, perėjo ir, kas norėjo, prisijungė prie tos informacijos, pasiėmė ir savo suprantamų būdų tą atsakymą nusiėmė. Tarsi čia jau sužaidė ne tik fizinis lygmuo, bet ir mūsų visų sielos
apsijungia tam pačiam bendram energetiniam subtiliam lauke, kur yra visa informacija. Ten tu nieko nepaslėpsi, ten visiems viskas yra aišku, visi viską žino. Ir todėl dauguma tą informaciją nusėmė, tiesiog pasąmonės būdu į sąmonę atkeliavo atsakymas. Šitą metodą galima naudoti daugeliu atveju, kaip minėjau, jeigu nesusikalbame su žmonėmis, jeigu mūsų negirdi, pavyzdžiui, nežinau, vyras geria alkoholį ar ne, tai yra keli metodai ten dirbti su jo tais astraliniais parazitais, netiesiogiai, bet rodant vyrui veidrodžius, kaip pasakyti, kad jis pats pamatytų, kaip jis atrodo, kaip tie astraliniai parazitai prie jo prisisiurbė. Šalia viso to galima siūsti suvokimus, mintis, informaciją žmogui. Ir tą daryti nėra kažkoks tai laisvos valios pažeidimas, nes žmogus nori, jisai nusiima tą informaciją, nenori, nenusiima. Čia kaip ir su tuo klausimu grupėje, jį pamatė ten apie 160 narių, bet atsakė, nei 50 turbūt neatsakė, nerašė, dėl vienų ar kitų priežasčių, čia nesigilinsiu, bet tiesiog, kaip pavyzdys, ar ne, vieni prisijungia, pasiima informaciją, kiti ne. Tai lygiai taip pat, pavyzdžiui, ką aš darau, jeigu aš, sakykime, pradirbinėjau kažkokį praėjusį gyvenimą, situaciją, kažką sunkaus, tame pradirbime kažką suvokiu. Suvokiu, gaunu suvokimus apie elgesio priežastis, apie pasekmes, apie tą išsisprendimą, kaip turėjo viskas būti, kokią emociją turėjau gyventi, o negyvenau. Tai sakykime, tą informaciją, ką aš pradirbu su savimi, aš papildomai pasakau, kad pradirbau, gavau suvokimus ir siunčiu juos visiems, kam šiuo metu jų reikia, kas pasiruošęs juos priimti ir kas jų nori. Tarsi pasidalinu, kaip sako Šėra, pasidalinu į debesį, į diską informaciją, ką aš turiu ir kam reikia, tas gali ją nusiimti tą informaciją ir būna tai žmonės kiti, pavyzdžiui, jie nesidomi tokiais dalykais kažkokiais, ar ne, bet jeigu siela to trokšta žinių, augimo, nesakysiu prabudimo, tiesiog sąmoningumo, ar ne, to tokio, kad žmogus pradėtų sąmoningai gyventi, fizinis kūnas gyvena savo, o viduj negerai, siela kažko nori, neišpildytos kažkokios tai svajonės, tikslai, uždaviniai čia žemėje, siela pradeda ieškoti būdų, variantų, jinai randa tą reikalingą informaciją kažkur irgi ir randa būdus tada jau kaip paduoti žmogui suprantamu būdu, per protą. Tas žmogus sutinka kažkokius žmonės, kažkokį straipsnį pamato, kažkokį skelbimą, reklamą, kažkas, informacija kažkokia, kuri jam padeda tuo metu, tarsi tas būna toks, tikrai, prabundė, ne, oba, ir taip dar gali būti, ir čia tas yra, o kaip gerai, čia ir buitiniuose dalykuose tas gali suveikti, aš atsimenu dar prieš 15 metų, gal kai pirmas vaikas gimė, ir aš galvojau, kad skiepai yra gėris ir ten skiepijau nuo visko ir tada netyčia, užmačiau kažkokiam tai forume vienintelę frazę, 2 žodžiai, skiepų žala. Ir ta frazė, kurią kažkas kažkodėl užrašė ir dėl kažkokių minčių, kurios man atėjo galva, kad turiu į tą formą įlysti, ten kažko pažiūrėti, bet aš netokios informacijos ieškojau, aš ten visai kažko kito ieškojau, nežinau, buitiško dalyko. Ten buvo super mama, toks formas. Ir man tie 2 žodžiai mane perjungė. Įjungė visai kitokį požiūrį. Aš tada, šokas man buvo, pradėjau ieškoti informacijos, tipo, kaip dar ir skiepai gali kenkti. Oho. Ir ten tada griuvo pasaulis mano, supratimas apie pasaulį, apie viską, kas yra. Ir tai yra labai gerai. Tuo metu atrodė sunku, nežinai, kuo pasitikėti, bet susirinkti tą informaciją ir viskas okei. Tai taip viskas veikia, kada mes norim, kada mums reikia, nes ne viskas, ko mes norim, mums yra reikalinga. Bet matyti, tai buvo sudėliota ir pačio ąžuolo, galbūt kaip sielos, kaip esybės jis davedė, ar kažkas kitas davedė iki to, kad raščiau tą informaciją, kuri man reikalinga. Tai taip veikia viskas su visais, ta informacija ore kybo kiekvienam erdvės taške turbūt. Ir mums tik reikia atsirūšiuoti ir atsirinkti, kas reikalinga. Tas atsirūšiavimas, mes protu galim visko ir nežinoti, ar ne, kas mums reikalinga, bet
kada atsistojom į savo tą gyvenimo kelią, apie kurį kalbėjau praeitoj paskaitoj, kada suvokiam, kad aš noriu eiti savo šio gyvenimo keliu, vykdyti savo planą, siekti savo tikslų, vat noriu, ar ne? Ir tada, o ko man tam, ko trūksta iki to, ar ne? Trūksta informacijos, trūksta žinių, galbūt nesutikau reikiamų žmonių, kurie turi veikti tame plane irgi kartu. Tai tada aš tuose savo gyvenimo plano rėmuose ir sakau, kad, prašau man atsiųsti reikalingą informaciją, reikiamus žmonės, reikiamas žinias, situacijas, viskas, ko reikia, kad aš eičiau savo gyvenimo keliu pagal savo šio gyvenimo planą. Ir ta informacija taip ir dalinamasi, kažkas kažką paleidžia, kažkas nusiima, kažkas atsiunčia, kažkas gauna. Ir toks paprastas, sakykime, būdas, jį pradėjus praktikuoti, labai lengvai galima ir pajausti tą ritmą, gyvenimo ritmą, kaip viskas dėliojasi. Tai jeigu turit su kuo pažaisti, tuos tokius žaidimukus, tikrai rekomenduoju pasibandyti dažniau ir su savim. Taip ateina tas aiškumas, toks pasitikėjimas, kad tai veikia, ateina tie atsakymai ir jie yra teisingi. Ir nebijoti, jeigu ateina klaidingas atsakymas. Buvo ten keli, ar ne, kur ne. Bet vėlgi, tai yra labai subtilu, labai jautru. Pavyzdžiui, kažkas gal tą atsakymą nuskaitė kaip ne, todėl, kad galbūt aš netiksliai suformulavau klausimą. Kaip pavyzdys, ar ne? Galbūt aš galvojau apie tai, kas vyks ateityje, o suformulavau kaip esamuoju laiku. Todėl tas formulavimas klausimo ir kėlimo savo, tų klausimų, ieškojimų, atsakymų turėtų būti tokie labai konkretūs, labai tikslus, aiškus, be jokių interpretacijų ir išvedžiojimų, kaip viena draugė ten uždavė klausimą, sako, ar aš sveika. Tai mes juoktis pradėjom, ta prasme sveika, toks neapibrėžtas tas terminas, gal kažkam aš atrodau nesveika vien todėl, kad apie tai kalbu, ką kalbu kitam. Vėl ten, gal, pavyzdžiui, nežinau, mėnesiniais serga žmogus, ar sveika, kažkas tai funkcijos kažkokios vyksta organizme. Turi būti konkretus klausimas, netoks platus, netoks dviprasmiškas ir taip toliau. Tai va. Tai manau, kad šiam kartui tiek apie tą žaidimą, bandykit, nenuleiskit rankų, treniruokitės. Jeigu kils kažkokių klausimų ar turėsit patirčių šituose tokiuose treniravimuose, kaip visada, rašykite. Gero kam vakaro, kam dienos. Iki.